Sveiki visi, gražaus penktadienio, saulytė šviečia, beveik savaitgalis. Galvojau padaryti vieną trumpą video. Šią savaitę susidūriau su tokiais dviem įdomesniais variantais. Vienas buvo benzopjūklas, kitas žoliapjovė, pavadinimų neminėsiu, nes paskui, kad nesakytų kas nors, kas šmeižtas ir panašiai, kad čia nerekomenduojama, bla bla bla, bet buvo gera pamoka tiek man, tiek žmonėms. Tai sugalvojau padaryti tokį video ir jums, prieš pirkdami kažkokią naują techniką ar tą pačią naudotą techniką, įsivertinkit galimybės, įsivertinkit situaciją, kam naudosit, kaip naudosit. Ir nepamirškit, kad amžino nieko nebūna. Taigi kažkada vis tiek ateis laikas remontui ar tai reguliariam aptarnavimui. Ir prieš pirkdami tokius daiktus bent minimaliai pasižiūrinėkit internetuose, pasiskaitykit komentaruose kažką, išsirinkę tam tikrą modelį, pasižiūrėkit, ar yra jų kažkokie atstovai Lietuvoje. Nes paskui gali taip nutikti, kad sumokėsit nemažus pinigus už tą pačią žoliapjovę ar benzopjūklą, trimerį, iš tos srities. Ir kai ateis laikas servizui, detalių negausit, arba gausim detalės tiesiog kažkur užsienį, kurių parsiuntimo kaina atsistos vos ne pusė to daikto kainos. Taip kad pamoka jums, visiems žiūrovam, kurie stebit mane, gal kurie pradėsit stebėti, minimaliai pasiskaitykit tuos dalykus, pasižiūrėkit atstovus, nes šią savaitę susidūriau su dviem tokiais įdomesniais variantais. Tie variantai buvo nuvažiavę į servizus ir, tuose servizuose pasakė, kad jiems dalių nėra, o aš pasinardžiau, pasigilinau ir pasirodo, netgi atstovai Lietuvoje jų yra. Tai viskas tvarkoja, tuos dalykus pavyko sutvarkyti ir paleisti vėl naudojimui, bet buvo ir tokių variantų, kur pasibaigus garantiniui, tas pats garantinis Lietuvos, galiu pasakyti, sugedus daiktai iš ten kinietiškų prisipirkų žoliapjovų ir panašiai, nelabai jie jums tvarkys, tiesiog arba duos kitą, arba grąžins pinigus, arba tvarkys ilgai. Tai vėlgi niuansai tokie, kad pasižiūrėkit, geriau nusipirkit kokį nors, ten sakykim, benzopjūklą ar žoliapjovę truputį brangesnė, bet bus jiems atstovai Lietuvoje ir tikrai dalių jiem gausit ir bus viskas be problemų atėjus servizam. Taip kad gero savaitgalio ateinančio ir iki kitų kartų.